Sveiki, klimato kaita aktuali visam pasauliui. Jos poveikis vis stipriau juntamas ir Latvijoje bei Lietuvoje. Gamyklų dūmai, automobilių išmetamosios dujos, medžių kirtimas ir kita žmogaus veikla didina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje, o tai lemia oro temperatūros didėjimą. Pasaulis jau tapo 1,1 laipsnio šiltesnis. Šį pokytį jaučia kiekvienas iš mūsų. Žiūrėk, miškas ir upė nebe tokie kaip anksčiau. Taip, pokyčiai akivaizdus. Turime suprasti, ką tai reiškia. Didėjant oro temperatūrai dažniau susidurėme su ekstremaliomis oro sąlygomis, stipriomis vėtromis, liūtimis ir kruša. Padidėja potvynių pavojus, o sausros periodai tampa ilgesni, sukeliantys vis pražūtingesnius miškų ir durpynų gaisrus. Viskas tapo taip nenuspėjama. Vieną akimirką žemė išdžiūvusi, o kitą upė jau liejasi iš krantų. O kai dėl sausros užsidega miškai ir durpynai, liepsnos sunaikina visą gyvastį ir gaisras gali siautėti kelias savaites. Klimato kaitos pasekmės sunkios. Jis sukelia nuostolių tiek gamtai ir visuomeniai, tiek ekonomikai. Skaičiai įspūdingi. Nuo 1980 iki 2023 metų dėl klimato kaitos Europa neteko 738 milijardų eurų. Latvijoje ir Lietuvoje taip pat kenčia tokie sektoriai kaip žemės ūkis, infrastruktūra ir visuomenės sveikata. Jei niekas nepasikeis, iki 2050 metų nuostoliai gali siekti 8% nuo bendrojo vidaus produkto. Per didelis karštis ir oro tarša kenkia žmonių sveikatai, ypač nukenčia vyresnio amžiaus žmonės. Klimato kaitos padarinius jaučiame kasdien. Dėl sausrų tampa sudėtingesnis vandens tiekimas, o smarkios liūtys ne tik kenkia vandens tinklams, bet ir sukelia potvynius, griaunančius kelius, tiltus bei pastatus. Energetikos sistemos patiria nuostolius dėl audrų sukeltų elektros linijų gedimų. Žala gamtai yra kritinė. Karštis ir sausra sukelia didžiulius, sunkiai užgesinamus gaisrus, naikinančius unikalias ekosistemas. Taip pat krinta upių vandens lygis. Tai kelia tiesioginę grėsmę žuvų populiacijoms ir mažina biologinę įvairovę. Atrodo, kad niekas nebėra apsaugota. Nei derlius laukuose, nei gyvybė upėje, nei žmonių sukurti daiktai. Siekiant sumažinti klimato kaitos keliamą riziką, Latvijoje ir Lietuvoje įgyvendinamos įvairios apgalvotos priemonės. Kovojant su potvyniais didžiosiose upėse, tokiose kaip Dauguva ir Nemunas, pastatyti apsauginiai pylimai, saugantys gyvenamąsias vietovės. Taip pat prižiūrimos istoriškai svarbios polderių sistemos, vandens lygį reguliuojančios siurbliais. Didžiųjų hidroelektrinių vandens rezervuarai padeda kontroliuoti vandens srautą pavasario potvynių metu. Taip pat siekiant užkirsti kelią miškų ir durpynų gaisrams, valomos priešgaisrinės apsaugos juostos ir diegiamos stebėjimo sistemos. Naudodami gamta pagrįstus sprendimus, pavyzdžiui, atkurdami šlapynes ir upių užliejamas teritorijas, sukūrėme natūralius vandens rezervuarus, mažinančius potvynių riziką. Žalioji miestų infrastruktūra, pavyzdžiui, lietaus sodai ir žalieji stogai, padeda suvaldyti lietaus vandens kiekį ir mažina oro temperatūrą vasarą. Siekdamos veiksmingiau reaguoti į potvynius ir gaisrus, saugumo tarnybos nuolat stiprina savo pajėgumus, modernizuoja įrangą ir diegia ankstyvojo perspėjimo sistemas, padedančias laiku informuoti gyventojus apie riziką. Ekstremalios oro sąlygos neapsiriboja valstybių sienomis, todėl Latvijos ir Lietuvos tarnybos glaudžiai bendradarbiauja pasienio zonose, rengia bendras pratybas ir keičiasi operatyviniais duomenimis. Šie ir kiti sprendimai priimami remiantis tiksline nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens politika, kuria siekiama stiprinti mūsų atsparumą klimato kaitai. Tokios didelio masto strategijos, kaip Europos žalesis kursas ir nacionaliniai prisitaikymo prie klimato kaitos planai, padeda užtikrinti tvarią ateitį ir tikslus paversti realiais veiksmais. Tačiau čia labai svarbus kiekvieno piliečio įsitraukimas, prasidedantis nuo rizikos suvokimo ir atsakingo elgesio. Atsiranda vis daugiau gerai apgalvotų sprendimų.
tai padeda jaustis saugiau. O geriausi sprendimai atsiranda tada, kai dirbame ranka rankon vienas su kitu ir su gamta. Klimato kaita, ypač ekstremaliosios oro sąlygos ir stichinės nelaimės, kelia didelį pavojų. Tačiau turėdami žinių, bendradarbiaudami ir imdamiesi praktinių veiksmų, galime jį sumažinti. Viskas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų atsakomybės šviestis, saugoti gamtą ir remti tvarius sprendimus. Mes visi esame sprendimo dalis. Jei veiksime kartu, ateitis bus apsaugota.